Labas vakaras. Būkit pasveikinti tradiciniai žiūrovai. Įtariu, kad jūs bičiuliaujate su Karolinos Praniauskaitės biblioteka ir jau ne pirmi metai lankotės šituose tradiciniuose, kameriniuose, poezijos ir muzikos renginiuose Mėnesienos kuždesiai, kuriuos inicijavo ir prie ežero galbūt pirmoji pradėjo ir organizuoti, tai jūsų Telšių savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka ir jos direktorė Virginija Černiauskienė. Jinai šiandien su mumis pirmoje eilėje. Patinka jai ir poezija, ir muzika, ir dainos. Ir žinoma, nuostabu, ar ne, kai žmogui kas nors patinka, tai jisai savo pasidovanoja kažką gražaus, to pačiu padovanoja ir kitiem. Mūsų garso režisierius šį vakarą bus Robertas Tekorius, jisai čia, draugė su jumis. Šiais metais pirmasis renginys, muzika ir poezija, lietuviški romansai, lietuviška muzika ir lietuvių poetų poezija. Širdis pilna ugnies. Galėčiau taip pasakyti, kad tai tokia savotiška galbūt dėlionė, mozaika ežero nuostabiam fone, jausmų, garsų, žodžių, minčių, ilgesių ir svajonių. Programą jums atliks tarptautinių konkursų laureatė, dainininkė, sopranas Giedrė Zeicaitė. Jos ištikima palydovė ir draugė, ir mano draugė, pianistė, įvairių tarptautinių festivalių dalyvė Edita Zizaitė. Ir aš, aktorė Virginija Kochanskytė. Tų lietuviškų romansų programos idėja kilo dainininkei Giedrei Zeicaitei. Žinoma, iš visos širdies pritarė ir Edita Zizaitė, prisidainavę vokiškos, itališkos, austriškos muzikos, nes abidvi studijavo ne tik Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, bet dar studijavo ir garsiajame Zalcburgo Mozarteume. Ten susipažino, susibičiuliavo, atsiragavo vokiečių kompozitorių muzikos ir štai sugrįžę į Lietuvą, draugę koncertuodamos, žinoma, po truputį pradėjo vėl atrasti ir gražiasias lietuviškas dainas. Ir nustebo, kad iš tiesų ir Aleksandro Kačenausko, ir Balio Dvariono, ir Algimanto Raudonikio, ir Algimanto Bražinsko romansai, dainos tikrai nieko ne prastesni už Šubertą, už Šumaną, už jų muziką ir jų dainas. Na, gal tik toks skirtumas tarp šių kompozitorių, kad vokiečių ir austrų kompozitoriai, turintys seną muzikinę kultūrą, senas tradicijas ir turtingos be galo šiaip ar taip valstybės, tai jie yra pasaulio muzikos enciklopedija, o štai lietuvių kompozitoriai yra tik Lietuvos muzikų enciklopedija. Išvardinau visus kompozitorius, kurių romansai skambės šį vakarą. Tame tarpe ir Algimanto Raudonikio, ir Algimanto Bražinsko. Pasirodo ir šiuolaikiniai mums labai gerai žinomi kompozitoriai, tie, kurie rašo populiarias estrados dainas, jie yra parašę ne vieną gražų romansą. Praskambės Balio Dvariono ir Vinco Kudirkos fortepijoniniai kūriniai. O štai poetai, kurių žodžiais rašė kompozitoriai romansus ir iš mano lūpų žodžiai, kurie sklis, tai štai tokie bus ir Maironis, ir Brazdžionis, ir Gražina Cieškaitė, ir Judita Vaičiūnaitė, ir Antanas A. Jonynas, ir jo tėtis A. Jonynas, ir Faustas Kirša, ir Aldona Elena Puišytė.
Nepristatinėsime atskirai romansų, jeigu kas nors jums labai patiks ir norėsit sužinoti, kas parašė tą romansą arba tą eilėraštį, tai po programos galite prieiti prie mūsų ir paklausti. Jeigu norėsit ploti, plokite, jeigu norėsit skendėti ilgesingoje, nostalgiškoje ir melancholiškoje vakaro nuotaikoje, skendėkite joje, grožėkitės nepaprastai gražių peizažų ir iš tiesų nuostabių vakarų, kokio nesitikėjom šiandien ryte. O dabar gal pradėkim nuo Brazdžionio, nuo jo ilgesio eilėraštis, kuris iš tiesų galėtų tikti ir romansui. Netolimas pasakų kaimas, paskendo migloj pamažu, tėviškis liūdnas atšlaimas, o ten buvo gražu. Klegėjo pavasario gandras, ant mūsų kaštano aukštai žydėjo kaimynų levendros ir kvapus alyvų žiedai. Ak, spaudžia krūtinę ir plėšo tos lankos, ta žemės daina, o gal negalėsiu sugrįžti kaip vasaros saulė, sugrįžt, kaip sugrįžta diena. O gal tie pagojai žalieji jau niekad manęs nesulauks, kur boinus tilvikai suėję per vasarą klykaus ir šauks. Gal ežero gimto širvėnos, pakrančių balti ajerai, šlamės per visas mėnesienas. Ne viskas gerai. Nepasakų tolimas kaimas paskendo migloj pamažu, tėviškės liūdnas atšlaimas, o ten buvo gražu. Ėmė lyt ir naktis sušlapo, ir pakvipo erdvėm ir žuvim, ir spindėjimą žalio lapo tu pasiėmei su savim. Ir tau liko tasai žalumas, kaip saulėlydis, rausva šuva, lėtas laikas ir pilkas dūmas, ir pilna debesų kalva. Jei paklydęs,
kada gulėsi dykumoj ties saulė žiauria, tu galėsi grįžt į pavėsį medžio mirgančio ežere. Pamatysi temstantį krantą, kur mėnulį velka žvejai, ir šešėlis šons, kur supranta, kur per šitiek metų ėjai. Savo pažadą ištesėjęs, tu girdėsi, krenta lašai, ir stovėsi kaip Odisėjas, nežinodamas, ar grįžai. Kiek švelnų matau saugau širdį, kiek aistros manyje nusižeminsiu, širdį išliesiu į alsavimą savo, kurio naktyje negirdi, tavo plaukus lėtai rankomis liesiu ir kalbėsiu ilgai apie meilę, kuri nepraeis, nepraeina jausmai, kurie visą esybę užvaldo, patikėk. Mano žodžiais kaip niekad čia naktį tauriais, patikėk manimi, išklausyk paskutinę maldą. Apie meilę kalbu, apie meilę, svaigina jinai tartum sapnas gražus, ir sapnai tie pilni tavo žodžių švelnumo svaigaus. Ir vėliai tavo liūdno veido nebematysiu aš ilgai,
likimas vėliai nebeleid, kad slinktų mums išvien vargai, ar susitiksim. Dievas žino, nevygis supa mus minkšta, ar maž svajonių nuslopino skaudi gyvenimo našta. Sudie, neverk, sunkus likimas nors kaip pamotė persekios, tegul bailus nusiminimas nelenkia tau galvos puikios. Sudie, neverk, liko alyvos žydės pavasarį baltai, ir koliai širdis plaks mums gyvos, manoji, plaks vien tau tik tai. Gražuolių puotai, žaidžia karalaitės, vainikai gėlės, briljantai vaska, ir akys dega, ir veidai įkaitę, jos laimės svorį sveria, tartum šiandien ras ką. O raganos, tos valandos taip greitos, jaunystės metai greitesni už dieną, šviesaus gyvenimo kaip sapno eita, palieka laimės raktai prie jaunystės svajonių sienos. Skambėjo Vinco Kudirkos kūrinys Lepūnėlė, matyt apie savo širdelę,
rašė šitas tautos didžiavyris. O dabar į programą įsitarpuoja vienas prancūzų poetas, nes gal tie prancūzai apie moterų širdį išmano geriau negu lietuvių poetai. Kokia jau esu tokia? Prigimtis matyt savo daro. Jei jokios, tai jokios iki ašarų. Jei verkiu, tai akis išverkti galiu. Ir nieko pakeisti negaliu. Myliu ir tą, kuriam patinku. Ir tą, kuris man patinka. Jei ir kitas patinka, myliu ir kitą. Na ir kas čia tokio? Esu tokia, kokia esu. Ir nieko pakeisti negaliu. Patinku. Bet juk tam ir sutverta esu, kad žavėčiau ir kad manimi žavėtus. Kulniukai mano aukšti ir figūra, kaip nulieta, krūtinė kiek pakelta, akis blikstel žaibais netikėtais. Esu tokia, kokia esu ir nieko pakeisti negaliu. Argi jums ne vis tiek? Esu tokia, kokia Dievas mane sutvėrė, kaip vaikas greita įsimylėti, kaip vaikas greita nebemylėti. Ar vis dar manimi stebėsitės? Tai turėjau mylimą, mylėjau, mylėta buvau, nebemyliu, bet gal ir vėl mylėsiu. Esu tokia, kokia esu ir nieko pakeisti negaliu, todėl bučiuok mane karštai. Nesek sau rožių prie kasų, ji širdyje pakabinės. Dėl tavo meilės nebylios, kas neužmirš vargų visų, ji širdyje nuo pavilios. Ranką man į tau sunku, aš visi žvaigždžių kelių, vainikus pindama šalios, erškėčius raudama takų, aš visi žvaigždžių kelių, aš visi žvaigždžių kelių. Kvamai
Kaip ištverti, klausi tu šiandien. Klasikinė gudrybė mažyti, reikia net nebandyti gyventi. Dieną austi, nakčia ardyti, dienai bausti, nakčiai atleisti ir nelaukti nieko pargrįžtant. Pavėsiniai skaityti kleistą, kur daug meilės ir kruvino ryžto, gerą vyną gurkšnoti iš lėto, geras vynas. Ir kvailį iš blaivo, ir neleisti širdžiai virpėti dėl kiekvieno praplaukiančio laivo. Beprotiškai svaigiai dabar kvepia lietus. Poetė Editai Vaičiūnaitei tuo metu, kaip jinai rašė šitą likiminės meilės eilėraštį, meilės kančios eilėraštį, svaigiai kvepėjo hiacintai. Hiacintais man kvepia sniegas, hiacintais kvepia lietus. Netims man tavęs jau niekas, vėl jaučiu tuos žvilgsnius šiltus. Vėl jaučiu tavo lūpas ant pirštų, jų švelnumo jau nieks netims, tarsi neganda mudu su pirštų, tarsi tapčiau tavo lemtim, tarsi žvakė neužgesintas, nevėlus dialogas nakčia, kvepia nemiga hiacintais. Hiacintais kvepia meilės kančia. Skundžiasi smuikas, ašaros žydi, ilgesio virpa balso aidai. Kaip įvasis mane pavydi, širdis liepsnoja dedamai dai. Sukasi žvaigždės aukštai padangi, sukasi lapai mėnesienai. Žiedas kečias jaunai protinį,
šešėlį kloja takus, tik tavo dainos mano pasaulis, tik tavo akis mano dangus. Vakaro smuiko mylimos dainos, sapnai subuoja ilgas naktis, kad nepamirštu, kad nenumirtų, kol mano ryto saulė prašvis. Kad nepamirštu, kad nenumirtų, kol mano ryto saulė prašvis. Kiek to sielvarto, kiek neišlieto, apkabinki mane ir raudot. Plaukia debesis, plaukia išlėti ir pilki, ir kažkokie graudoki. Gal kas nors pasikeis dar, o galgi po lietaus ilgesingo kritimo paraudokį įkniaubusi galvą į pavargusią mano krūtinę. Gal pakilsi, pažvelgsi nustebusi, prisiminus tik mūsų metus. A kaip laukia tie debesis, a koks ilgas ir liūdnas lietus.
Vinco Kudirkos kūrinys Mozūras sudie. Kažin kuriai iš savo mylimųjų jis tarė tokį ilgesingą sudie, ar Agnetei, ar Mailai Talvijo, ar Valerijai Kraševskai. Lieka paslaptim. Bet Judita Vaičiūnaitė savo eilėraštyje Penelopė gal ir aprašė tuos jausmus, likiminius jausmus, kuriuos išgyveno visas trys tos nuostabios moteris. Vincui Kudirkai, patyrusiai, tavo meilė sunku, juk niekas tavęs nepakeis, juk niekas tavęs nevertas. Ir kuo aš kalta, kad galiu tavęs šimtmečiais laukti, apkursti, kai salė ima švilpti ir šaukti. Ir kuo aš kalta, kad juokiasi miestas jaunikė ir vergės. Ir kuo aš kalta, kad lieku nuobodi ir keista Penelopė. Aš noriu tau židinį šviesti, pro metų ir sienų keltą, grina kaip idėja tau noriu saugoti. Tyro vandens nepaliesta sklidina amfora, tegu visos moterų kartos jaus tą likimą į mano širdį įdėtą, išgirdusios jūrų ūžimą kriaukliai ir matydamos tuščią kambarį. Juk aš iš tų, prie kurių sugrįžtama, ištikimųjų rūšis, visiems laikams išmintim kantrumu išgarsėjau. Nuplausiu kraują nuo rankų tau savo plaukais ir lūpom, prie tavo kelių praverksiu iš džiaugsmo. Aš myliu tave, Odisėjau. Aš mylėjau tave, tau nežinant tave aš myliu. Mano meilė šviesi kaip žvaigždynė, kaip žydėjimas lauko gėlių. Ar mylėjai mane, nežinojau,
Ar mylėsi, paklausti bijau, eisiu rugsėjų lašnojant į tave, kaip ligšioliai ėjau. Vėlų vakarą, rudenį pilką tavo balsą, pro rūką įdės šau. Į kelią, į tolimą ilgą pasitiks ir per naktį lydės. Ir mylėsiu tave tau nežinant, meilė švies man visu tuo keliu. Amžina ir šviesi kaip žvaigždynė, kaip žydėjimas lauko gėlių. Ramžių spindyta meilės aukos taurė, ją supiltas amžinybės vynas, jis grožio meilės sielą apsvaigina, kai siela ieško, kas ją suturėt. Jau švinta erdvės, su diena nauja, dangus žvaigždėtas, giedra pranašauja mums. Žaižaruoja viešpaties pasaulis spalvų varsomų. Keliaukim jų šviesoje. Ieškok, sūnau, tos amžinos taurės, jos narsus riteriai ieškojo andai. Kas tiki, gauna, ir kas ieško, randa, o radęs lobiais džiaugiasi tauriais. Koks didelis tas grožio ilgesys, vilioja, veda po dangum žvaigždėtų į kelią, mums visiems juk pažadėta, ir skleidžia stoliuos vizija vaiski. Stop,
Vakaras, nereikia nieko, tik sėdėti ir žiūrėti, kaip ta saulė mus palieka. Ir lyg vakaras žėrėti ir matyti, kaip upei gluosnis atsispindi ir lanka, ir kaip žemė ima glosti šilto vakaro ranka. Ir girdėti, ties galva skrenda nepažįstamus paukščius. Ir matyt, į naktį brenda kažką murmančius medžius. Taip sėdėti ir žiūrėti, be jokios minties, ir jau nieko nenorėti. Iki naujų susitikimų ir ačiū, kad jūs atėjot, pabuvot čia. Puikų vakarą. Einam ten ant saulutės. Jeigu nepagauna saulės, išlinda, bet tos pagauna. Kad vakar dar mata dabar. Atrodo, kaip 18, tai tikrai. Gal. Ir mano mama tokia kompanija. Kita mama. Rūžavai gėlėms. Ja, ačiū labai malonu. Ačiū labai. Tai va, smagu. Tokį grožį yra seniau už... Jo, čia stebuklas. Stebuklas. Čia gali taip sėdėti, skendė tam vakarė ir viskas. Jo, tai ačiū, kad atėjo. Malonu buvo pasimatyti. Labai šauniai atrodo, labai gražiai. Labai gražiai. Iš tolo jau pasižiūrėjom. Tok šalia. Iš tolo pasižiūrėjom, žinot, sakom, jėzau. Iš tolo. Va. Tai ką? Vilkinė pamaina auga? Tikrai? Atspėjo, Dalia, kaip jūs atspėjot? Talento. Gerai, ačiū. Ačiū jums. Oi, tai paskui visi sako, oi, ko nepasakėjai. Tai pati diena buvo kaip dovana ir mes dar Žemaičių kalvarijoje ir bažnyčioje. Čia kita artistė, ne? Ne, artistė.
sesuo? O, bet ir galėtų būti. Galėtų būti. Pagal išvaizdą, nu. Kokia profesija yra? Viešieji ryšiai. Labai akis išaiškingos. Augustinai, dar vieną turime eksaktų. A, ja. Dar vieną turime eksaktų. Vieną aktorius. O, gerai. Čia Nu, į tarpą, o. Oi, čia kaip šaunu. Gerai, ačiū. Nu, dar čia, oi. Nu, kaip. Kad aš labiau. Kaip Telšiuos, ar yra koncertavimui sąlygos? Puikios, fantastiškos. Nuostabus įgarsintojas. Kaip žiūrovai? Puikūs žiūrovai. Labai graži publika, labai šilta. Nu, labai malonu. Va. Virginija, kokia tavo mintis atėjo po to koncerto? Aš sakau, tai mylėti, būti mylimai, nes tokia meilė atliko tą koncertą, iš tikrųjų kažkaip labai gerai pasijaučia kažkokia kitokia po savaitės, kažkaip labai atrodo, tas gyvenimas gražesnis, taip sutapo, mes pačiam noris būti geresniam, kad tokie po tokių koncertų pasikraunas, ar ne? Pasikrauna, tai pasikrauna, kad... Tiesiog dangus nušvito. Nu, jūs šiandien nuostabiai dainavo, tiesiog visą širdį atidavė. Ačiū labai, ačiū. Stengiausi, kad patektų iš mano širdies į jūsų širdis. Tiesiai, be jokių tarpininkų. Nu, o čia aplinka, tai kaip jums? Nu, labai maloni, labai malonu, labai gražu tikrai. Atrodo... Net nustebino, kad ir akustiką galima čia padaryti su mikrofonais, aš to bijojau, bet... Labai gera akustika, tarp kitko, šiandien buvo. Visai, nu, čia jūsų geras garsininkas. Aha, ir svarbiausia, visi telšiai girdi, va. Ačiū netgi. Nu, ačiū jums. Jūs paskleisit dabar visiems. Ačiū jums už tą dovaną nuostabę sielos. Ačiū labai. Nu, va. Virgutė? Labai atsiprašau. Padaryti. Nu kaip, jaučiatės grįžę į tėviškę? Puikiai, kad grįžtų dažnai, tai nespėju atitolti smarkiai. Labai intensyviai dirbat? Normaliai. Dabar kokiam seriale matysim? Ne, dabar nematysim. Ja? Dabar tik į teatrą. Jo, į mažą į teatrą Vilniaus. Į tą jau tokį kamerinį periodą. Ne, nu į tą teatrą, kur aš ir dirbu visados, kai aš mažajam Vilniaus teatre nuo pat jau 2002 metų. O filmuos kokios dalyvausi dar? Dalyvausiu, bet turbūt čia nebus jie rodomi, gal irgi dar greitų laikų. Aišku. Nu kągi, sėkmės ir turbūt visados malonu susitikti su artimaisiais, va. Čia kaip tik va ir mama, ponia Genutė, ir sesė. Sesė sakė ryšiai. Gero vakaro. Čia Virginijos mama dar. Va. Nu, visos dabar, visos sustokit dar. Čia į ežerą gal galima, čia į kėdės, tai neįdomu mums. Juk ir malonu, kai anūkė va šitiek aukštai iškopė, ne? Taip. Čia mama. Čia mama. Čia Virginijos mama. Ja? O čia yra Genutės mama. Ne. A ne? Čia yra Virginijos. Virginija. Vyro giminaitė. Nu tai ką, apie Virginiją dar man keli žodžius. Turbūt visas viršūnės pasiekė jau, kurias įmanoma Lietuvoje. Aš tikėjausi, kad dar daug to laiko prieš akį ir dar gal ką nors pasieks. Su savo nuoširdumu, atjauta ir norą daryti gerą visiems. Bet jos balsas toks, kad tiesiog suvirpina žmogui širdį. Virginijos. Taip, Virginijos. Ir jį labai myli Žemaitiją tikriausiai. Taip, nes Vilsi iš Telšių.
Aha. Ir Telšiškis. Ai, Sakalauskas. Aišku. Nu, malonu, kad ir jūs atlydėjot dukrą. Ačiū Jums labai, kad jam žinot. Dėkoju. Visą gerą. Einam iki palaukti.